Sveiki, su jumis sveikinasi nauja tinklalaidė apie Lietuvos studentų sportą. Čia sieksime jūs supažindinti su pačiais populiariausiais, žinomiausiais ir nebūtinai Lietuvos studentais sportininkais, bei parodysime, kokią svarbę vietą Lietuvos sporto sistemoje užima studentų sportas. Tai aš esu Vytenė Beleckė. Labiau dar daugumai, kas liečia sporto pasaulį, žinoma, kaip Vitkauskaitė. Labai daug metų buvau studentė, sportininkė, netgi per kelis universitetus. Ir iš tikrųjų netgi teko išvažiuoti ir Europos studentų čempionatą, ir į pasaulio, ir visą tai patyriau savo kailiu, tavo tokią studentės sportininkės duoną. Ir dabar pašnekinsiu kitus studentų sportininkus, kadangi pati nebegaliu jau būti tame amžiaus reindže, kaip pasakyti, nebepapuolu, šiek tiek pasenau. Tai pašnekinsime kitus. Ir šios dienos pirmasis mūsų svečias yra Kotryna Teterevkova. Valio, ačiū, kad atvarei. Labas. Aš apie tave iš tikrųjų, tai net kad nieko nepamirščiau, tai netgi susirašiau, nes tu turi begalę pasiekimų. Atsidusai, tokia jau užknisantis, ne? Tai Kotryna yra 22 metų plaukikė. Beveik 23. Jau 23? Beveik. Jau tai tuoj. Tu dar esi tam amžiui, kur nori dar būti vyresnė, ne? Jo. Pavydžiu. Tai gerai, vis dar 22 metų plaukikė. Universiadoje Čengdu 23 metais laimėjusi netgi 3 aukso medalius. Ten tiesiog nuvažiavai ir nebuvo daugiau varžovų, ar tiesiog sugalvojai, Greičiausiai gavosi, kad daug kas neatvažiavo, nes buvo pasaulio čempionatas prieš tai. Nu, aš tik pajokavau, bet mano manimo, šiaip universiada yra labai, ta prasme, stiprios varžybos, Taip. Bet gal greičiausiai tais metais tikrai gal nesuvažiavo. Arba gal greičiausiai tais metais. Arba greičiausiai aš labai tokia. Imkim tą kitą variantą. Tuomet tu esi Europos čempionato bronzos medalininkė, jaunimo olimpinių žaidynių ir jaunimo Europos čempionato medalininkė ir esi daugkartinė Lietuvos rekordininkė. Kiek rekordų tau priklauso? Lemą reikia skaičiuoti, tai ne tik krūtinė, bet ir kompleksų turiu, delfinų. Nu, nėra tiek daug. 4. Gali būti? Neatsimenu. Ai, čia tiesiog. Reikia pasižiūrėti, nes yra kai kurie pamušti, kai kurie dar stovi. Tai... Ok. Nu, bet still, turėti tiek Lietuvos rekordų, kurių net gali neatsiminti, yra jo, yra dar trumpas baseinas, ilgas baseinas, tai ten dar yra. Tai, iš dalies fainis plaukime, taip galit daug tų tokių skyrelių, ne, turėti? Jo, daug nuotolių, daug skyrelių, tai faina, gali save išbanyti vienur, jeigu nepasiseks, tai kitur. Tai taip. Jėga. Ir pagrindinį tavo tokį, ką norim apie tave pasakyti, tai kad tu esi pati geriausia 2024 metų studentų sportininkė. Vytauto Didžiojo universitetą atstovaujantį, kiek žinau, taip? Taip. Ką mokais? Taip, ta prasme, labai yra ilgas pavadinimas ir visi manęs perklausė. Tai yra mokamo dalyko pedagogika, fizinės ir sveikatos ugdymas. Taip pat turiu gretutinę sporto studijas. Tai jos kaip ir labai panašios, bet yra tokia privilegija pedagogikos, jog pasibaigus ją galiu būti tiek treneris, tiek mokytojas, o su sporto studijom tu negali būti mokytojas. Žinau, nes aš jas baigiau ir negaliu būti mokytoja, bet galiu būti trenerė. Šiaip čia tokia visai spraga yra, kai tu su tuo pačiu vaiku gali dirbti vakarinėse veiklose, bet negali dirbti dienos metu mokykloje. Jo, tai tokia. Bet tai valio, tu galėsi daryti ir tą, kai pabaigsi studijas. Jo, tai ir šalia prie diplomo bus parašyta gretutinė sporto studijos, tai kaip ir irgi privalumas toks. Jėga. Tai kadangi iš tiesų tu visai neseniai čia tapai ta geriausia sportininkė, neseniai pasibaigė mūsų 24 metai. Aš tavęs noriu paklausti ir kad mūsų pokalbis prasidėtų nuo to apie tuos apdovanojimus, kada tu buvai nominuota, išrinkta, ar iš karto žinojai, kad tu būsi būtent ta geriausia sportininkė? Ne, niekas nepasako, šiaip apskritai nelabai planau važiuoti, bet paskutinę minutę taip gavos, kad vis dėlto nuvažiavau. O kodėl neplanavai važiuoti? Ta prasme, čia ne darbasgi kažkoks. Jo, tai čia buvo po pasaulio čempionato iš karto, man rodos, ir ten porą dienų ir kažkaip
tiesiog neužsifiksavau, kad vat, būtinai vat, reikia važiuoti. Ir aš kažkaip galvoju, studentai, čia kažkaip gal galima čia prasmukti, bet... Nesimėgėjo tų tokių apdovanojimų vakarėlių? Ne, man kartais nepatinka tas toks perdėtas dėmesys. Aš kažkaip labiau mėgstu taip pasislėpus būti. Aišku, ten karts nuo karto, ten kokie L-team apdovanojimai, tai faina, nes gali pasipuošti ten labai. Tai vien dėl to, o šiaip, tai jo, aš taip biškai privengiu to apdovanojimo, bet pabuvus jame, tose apdovanojimuose, tai ta prasme tikrai nesigalėjau, kad važiuoju, net Eglei padėkojau, sakau, blema, faina buvo tikrai. Tik kitais metais varysi? Jeigu būsiu geriausia sportininkė, tai gal ir nuvažiuosiu. Bet tai kaip tu ir minėjai, nieks tau nepranešto iš anksto? Jo, bet galima gal nuspėti kažkaip. Galima nuspėti, gal kai susišluoji visus aukso medalius kažkur išvažiavus. Vis tiek stebi kitus sportininkus, kitus studentus, kaip jie pasirodo ir manau, gali spręsti. Bet kažkaip dabar... Bet net jeigu ir nebūtum tais metais geriausia, gal iš dalies visai smagu nueiti paploti kitam, kuris yra geriausias. Jo, be abejo, pamatyti savo kursiokus dar. Taip, kitoje aplinkoje. Ir aš iš tiesų dar turiu vieną klausimą apie tai. Aš mačiau, kad tu labai gražiai atrodai, gal gali pakomentuoti savo outfitą apdovanojimų? Tai šiaip aš dabar gyvenu Kaune ir pasilikau po čempionato dar kelias dienas Vilniuje ir aš ieškojau savo tėvų namuose kažkokios suknelės, kažkokių rūbų, ką užsidėti, nes tiesiog viskas pas mane yra Kaune, visi rūbai, tai tiesiog užsidėjau tą, ką turėjau, manos gal net mamos būtus užsidėjau, tai tiesiog toks outfitas, kur užsidėjau, ką radau namie. Labai gerai, labai puikiai pavyko, mačiau nuotraukas. Ačiū, blizganti suknelė. Dar kartą sveikinu, kad tapai geriausia. Ir tuomet galėtume krypti prie tavo studijų ir tavo gyvenimo Kaune. Tu pati esi Vilnietė. Jo. Ir mokyklą baigei Vilniuje. Taip. Ir pradėjai studijuoti Kaune. Kaip pasirinkai studijas ir kodėl pasirinkai Kauną? Visų pirma, tai norėjau stoti į VDU vien dėl to, kad VDU yra tiek Vilniuje, tiek Kaune ir aš galvoju, gera galimybė studijuoti Vilniuje, nes aš tikrai norėjau būti trenerė ir rinktis tas treniravimo sistemas, aišku, jos yra ir LSU, ir VDU, bet pasirinkau vien dėl to, kad Vilniuje. Ir taip gausi, kad mūsų metais nesusidarė grupė Vilniuje ir perkelė į Kauną. Na ir aš kažkaip taip labai nuliūdau, nes vis tiek treniruotis Vilniui, gyventi Vilniui, bet studijuoti Kaune, nesąmonė, tikrai. Ir taip gavosi, jog suderino tą mokymąsi su sportu, ta prasme nuotoliu galėjau mokytis ir atsiskaitinėti, tai tikrai tas suderinamumas sporto su mokslu mane labai sudomino ir kažkaip taip ir pasilikau tam VDU ir toliau mokausi. Aišku, buvo akademinės pasiemus, bet po jų kažkaip sugalvojau... Sporto tikslais akademinės turėjai, ar šiaip? Jo, dėl olimpiados, nes buvo tuo metu olimpiniai metai ir supratau, kad rašyti bakalauro ir ruoštis olimpiniams, tai tikrai nesugebėčiau tai padaryti. Tai va, tai... Da gal sugebėtum, bet turbūt išprotėtum po to. Arba kažkurioje vietoje nebūtum labai top. Aš tiesiog pristabdžiau mokslus, nes tuo metu prioritetas buvo plaukimas ir tikrai... Nei iki to man buvo tais metais. O 4. kurse esi, ar ne? Kas labiausiai patinka studijose? Patinka vaikščioti paskaitas, nes visus 3 metus nevaikščiau paskaitas, nes mokiausi nuotoliu. Ir dabar kažkaip pasijaus tai studentai, tai tikrai yra smagu. Aišku, iš visų 4 metų, manau, kiti jau pavargo, bet man atrodo, lyg pirmus metus studijuočiau. Tai tikrai smagu vaikščioti paskaitas, suvokti, suprasti, ką dėstytojai pasako, visą informaciją, nes nuotoliu tai tikrai sudėtinga buvo mokytis, pačiai aiškintis. Taip. O čia dabar eini, tau pasakoja, tu, ta prasme, supranti ir įeini į tą temą. O šiaip tokia moksliukė esi, ar ne? Aš manau, jeigu turėčiau daugiau laiko, tai tikrai gal būčiau geresnė moksluose, bet man nėra gal įdomu, tai tikrai nepasakyčiau, kad moksliukė. Tai tau nėra įdomu tas pats gilinimasis į mokslą? Ne, man nėra įdomu mokytis tas, kas ta prasme, nesieja mano gyvenimą, ta prasme,
kaip čia Taip, suprantu, ko negali taip apčiuopti ir pati praktiškai pasidomėti. Jo, tai aš manau labiau esu tokia per praktiką, mokusi per praktiką ir, tarkim, nežinau, mokytis geografiją, istoriją, kur aš, ta prasme, nesiesu savo gyvenimo su tuo. Bet tai tau geografija, tu gali kaip tik, ta prasme, kaip tik tu gali daug pačiupinėti geografijos, tu tiek daug keliauji. Jo, bet čia kaip pavyzdį pasakiau. Ir su istorija gal taip labiau. Jo. O kaip tau, pavyzdžiui, tada tas miestų skirtumas, tu iš Sostinės atvykai į Kauną, žiūrėjau, tokia visą laiką ta kova, čia Vilnius, Kaunas, aš jas neturiu viduje, man patinka ir Vilnius, ir Kaunas, bet kaip jauties Kaune? Aš šiaip žinau, kad kauniečiai labai stumia ant Vilniaus, tai tas kartais nervina ir net bando įrodyti, o man tai kažkaip jokio skirtumo. Aišku, aš pripratusi labiau prie Vilniaus, bet man Kaune patinka mažesni atstumai ir mažesni kamščiai. Tai kažkaip vien tas pliusas, bet šiaip neturiu kažkokio patinka, nepatinka, faina, gyvenu prie baseino, tai gal vien tas, ta prasme, patinka. To viskas šalia, iš tikrųjų, mes prasilenkiam kartais Žalgirio arenoje, tai tau ten ir treniruokliai, ir salė, ir baseinas, ir dar gyveni kažkur šalia. Jo. Perfekt. O universitetas? Tai pas mus yra 2 lokacijos, tai yra Studentų gatvė ir Donelaičio, tai ten Donelaičio arčiau, o studentų šiek tiek pavažiuot, bet ten nesudaro didelės problemos. O tam naujam padalinį, kur Valdo Adamkaus visas tas kompleksas? Tai va ten Studentų gatvė yra. Ai, tai ten iškai Studentų gatvė, tai ten irgi faina. Bet labai fainas kompleksas, visas naujas tvarkytas. Norėčiau dabar dar įstot pastudijuoti vendam, kad tokioje aplinkoje pabūti. Tai gali bandyti. Mokslam niekada nėra amžiaus cenzo, tai... Na taip, bet stočiau, jeigu dar būtų galima, žinai, ir sportuoti, studentų sportą. Manau, jeigu tai būtų įmanoma, tikrai dar ką nors pastudijuočiau, bet esu jau per sena. Bet pagalvok vis tiek. O iki kada pas jūs tinklinės? Iki 28 studentų. Bet šiaip tinklinį žaidžia ir 40 mečiai. Ta prasme, bet aš jau baigiau. Aš jau palaidojau visą tai. Neįkalbės. Plaukt ateisiu, kad išmokti. Galėsi pas mane, kai pabaigsi mokslus. Taip. Noriu tave pašnekinti apie vasaros universitetų žaidynės, kuriuose tu dalyvavai ir iškovai labai daug medalių. Ir tuo pačiu juose įvyko labai vienas svarbus dalykas. Tu ten pasidarai savo olimpinį normatyvą. Tai manyčiau, aš pavyzdžiui šito fakto nežinojau ir labai fainiai pabrėžti tai, kad va tam studentų sporte tu gali, tai skaitosi tavo kaip oficialios rungtynės, kuriuose tu gali iškovoti normatyvą. Tai nėra lengva padaryti. Tai jo, tai ne visose varžybose mes galim įvykdyti normatyvus. O kokiose galit? Tai yra patvirtintos varžybos, tai aišku, gan daug yra patvirtintų, bet tikrai ne visose. Tai reikia žiūrėti tą sąrašą ir pasitikrinti. Ir dar plus yra, manos, 2 metai iki olimpinių jo gali pradėti. Ta prasme, nėra dabar baigėsi olimpinės, suplauki šią vasarą į tą normatyvą ir tu ne, tai yra paskelbė datą, nuo kada gali pradėti ir tam tikros varžybos. Supratau, bet pavyzdžiui, net Lietuvos studentų plaukimo turbūt čempionate, tu irgi gali, jos jeigu yra įskaitytas, tu irgi gali... Jo, tai aš ten universiadai pasidariau ir tai buvo mano pačios sėkmingiausios šiaip varžybos, nes visas distancijas pasigerinau, plus normatyvas, plus 3 pirmos vietos, kur, aišku, kai kurios buvo tikėtinos, kai kurios ne, tai tikrai... Tos netikėtos visą laiką tokios saldžiausias būna. Na jo, tai kaip tik paskutiniam dienom buvo 50 krūtinė, kur net ne mano rungtis ir aš taip galvoju, for fun, žinai, ir taip gaus, kad ir pasigerinau ir dar pirma buvau, galvoju. Bet iš tiesų kartais taip nėra taip, kad taip psichologiškai yra, kai tu nekeli savo jokio spaudimo nedarai, tu gali ateiti for fun, tai kad tada ir gali irgi tikėtis to rezultato. Gali būti, bet būna kartais nusiteiki per daug lengvabūdiškai ir tada taip ir gaunas. Jo, tai riba kažkur yra. Aš manau, tai priklauso gal nuo tavo pasirašymo, kaip viskas sukrenta, tiek tavo emocinė, fizinė būklė. Tai aš manau, jeigu tu tiesiog esi pasiruošęs ir nesvarbu, kaip tu ten psichologiškai galvosi, vis tiek, ta prasme, tu gerai praplauksi. Tai manai. Bet jeigu esi žiauriai gerai pasiruošęs, bet tavo galvoji ten jovalas ir tu nesusidėlioji. Aš manau, jeigu esi gerai pasiruošęs ir tau automatiškai net mintis nelenda kažkokios blogos. Bent jau man kaip yra. Tarkim, jeigu matai, kad neina, tiesiog tas yra neina. Būna, tai. Ir
tu jau kaip bemastysi, nu vis tiek tu čia neprimastysi ir neprigalvosi, aišku, gali kažkiek bent jau pritempti psichologiškai prie to gal geresnio rezultato, bet mano manimo, jeigu jau fiziškai yra gerai, automatiškai ir psichologiškai bus gerai. Nu taip, tikriausiai. Bent jau man taip yra, man sukrenta tiesiog, ten jau kiek bemastysi, kiek besistengsi ir tiesiog taip. Taip. Sutinku iš dalies, taip, bet mano, nežinau, aš gal iš savo patirties, taip daug maž galvoju, kad kartais būdavo, kad aš galvoju, aš turbūt geriausiai fiziniai formai buvau, bet galvoju tuo metu kažkas tai darė ir aš manau, jau jauti, jeigu tau, ta prasme, gerai einasi ir tau nėra kažkokių dabar blogų minčių prisigalvoti, nu bent jau man, tada tu jau jautiesi labiau užtikrintas, jeigu jauti, kad tikrai baseine ar ten ant smėlio gerai jautiesi, tai ir jau iš karto gerai ir psichologiškai. Bet tu turbūt ir dirbi su sporto psichologais, manyčiau. Jo. Tai va tas yra, o seniai dirbi? Nuo 2018, tai tikrai. Tai aš galvočiau, kad kai klausau tavęs, aš girdžiu, kad greičiausiai tu turi patirties kažkokiam susidėliojime, kažką jaučiu, išsigryninu mintis, ką jaučiu, kaip jaučiu, tai manyčiau, kad tas turbūt dar tau labai daug duoda. Jo, aš esu šiaip jautrus žmogus toks emocionalus, bet tikrai kreipiausi pradžiai su pagalba, o paskiau jau tai perėjo tokia labiau kaip prevencija. Aišku, per visus tos metus tikrai ir išlysdavo kažkokių ir naujų problemų, tada juos kaip ir sprendi, bet tikrai mano manimo aš psichologiškai esu tokia tvirta, bet daug per ką perėjusi ir išmokusi. Tai, aišku, yra dar kur tobulėti toliau, bet visada, visose srityse. Aš norėčiau, kad tu palygintum universiadą su olimpinėmis žaidynėmis, kadangi tu buvai ir ten, net ne tai, kad patį tą sportą, kad tenai, nu, kažkokį ten lygį kaip sportininkai, kurį gali išmatuoti, bet to, ko nemato žmonės, to, ko nežino, pavyzdžiui, apie universiadą gal šiaip mažiau kas žino. Tai va, jeigu tu galėtum palyginti su olimpinėm ten, ar gyvenimo sąlygos, ar maistas, ar tai dydis, žinau, vienas šovė į galvą, tai lovos. Paryžiui buvo kartoninės lovos, o universiada buvo metalinės lovos, kiek atsimenu. Tai abi buvo kietos, tiek kartonas, tiek metalas, bet atsimenu, maros gal universiado nedučių žinius kažkaip pasiklojau. Aha. Tai buvo šiek tiek geriau, o šiaip tai vis tiek tas kaimelis, kas dar... Yra ir ten, jo, ten kaimelis. Ta prasme, pastatuosi gyvendavo sportininkai, ten toks kaip barako, nu, tokie pavidalų tokiu. Tada visokie ten dining hall, kur mes visur valgydavom, irgi, ta prasme, vienoj tokioj patalpoj, kur su bliudukais ten vaikštai. tai tas pats, kas dar... Universiada buvo autobusiukai tokie, kur važiuodavo mikriukai, tokie mažiukai, faini. Tai, o Paryžiai nebuvo, mes su dviračiais važinėjom. Aha, mačiau iš to. Ne, Pala ir Paryžiai buvo šiaip tie tokie autobusiukai. Tai, bet šiaip pavyzdžiui, jeigu lygintum patį tokį lygį, jis yra panašus? Blema, šiaip jo. Gal tik sportininkai kiti, universiadai labiau tokie atsipūtę, o olimpinėse tai tokie rimtesni, bet šiaip pati visa... Daug ir tų pačių turbūt yra sportininkų, kas dalyvauja ir universiadui, ir olimpinėse, ar ne? Nėra labai daug, bet tikrai gali sutikti, tikrai atsimenu, kad sutikau. O iki kiek metų pas jūs galima plaukti? Iki 30 pagrinde. Jeigu sprintas, tai gali net šiek tiek ilgiau, bet pagrinde iki 30. Bet turiu omeny studentų sportai, iki koks amžiaus cenzas? Nu, tai iki 25 maros gali studijuoti, ar 24. 25. Ir tu skubi į 2-3, tai tau liks tik keli metai. Tai nieko. Skubėk dar. Tai dabar stengiuosi padaryti tiek, kiek galiu. O iš organizacinių visų dalykų pasiruošta panašiai tiek olimpinėms, tiek ir universiadai? Ar jautei kažkur ten? Lema labai Paryžiui strigo su autobusais, labai nervindavo, ten kažkur nuklysdavo ir tie vairuotojai atrodo atvažiavę iš kažkokių kitų miestų ir nežinau, kur važiuoti, tai ten, ta prasme, tikrai išstrigdavom ir autobusuose nebūdavo kur atsisėsti, tai gal tas toks organizacinis vienas labai nepatiko. Tai va, o patiko universiadai, jog paskiau po apdovanojimo ceremonijos atveždavo su VIP mašina. Tai tas, nu gerai, gal ir Paryžiui buvo kelis kartus, kur važiuodavom su ten atskira mašina, bet... O pasibaigus viso, ar universiadai, ar olimpinėms, jau kitų viskas, ta prasme, pabaigiai savo pasirodymą, geri vakarėliai būna.
Lem, aš kažkaip netūsinu. Iš vis niekada? Ne, tai anksčiau tai jo, bet kažkaip dabar... Anksčiau, kažkokia atrodo... Lem, kažkaip... Susenau, kažkodėl man tas nėra įdomu. Aišku, faina yra praleisti laiką su komanda. Ne, aš nebūtinai kalbu, kad čia ten gerti rūkyti. Bet būna after party tikrai būna, bet aš kažkaip neinu juos. Aš geriau pailsėsiu, kažką su savo komanda paveiksiu ir taip labiau atsipūsiniai ten. Nežinau, man kažkaip per daug jėgų atema tie visi parčiai. Reikalauja. Jo, tai... Supratau. Tuomet dar noriu tavęs paklausti apie tavo ateinančius sezono startus. Žinau, kad tavęs vasarą lauks startas Vokietijoje. Ar galėtum apie jį kažką papasakot man? Tai klausimas, ar dar lauks, nes mūsų pasaulio čempionatas Singapūre bus irgi Liepos pabaigoje, man atrodo, jo, kažkur prie Liepos pabaigos, o universiada bus prieš pasaulio čempionatą ir ten labai labai arti datos, o mums dar reikia į Singapūrą nuskristi, aklimatizuotis ir pritapti prie to laiko juostų. Vasarą Vokietijoje bus ten labai šilta. Manau, Singapūrė galbūt šilčiau, bet jo, šiaip reikės pagalvoti, nes tikrai labai susikerta datos ir vis tiek pas mus visas fokusas yra į pasaulio čempionatą. Tai taip suprantama, bet iš dalies dabar taip klausau ir galvoju, kad yra daug smagiau turėti labai daug tų varžybų ir galvot, kaip čia spėt, ar gal kurias nusimt, negu kad turėt vienas kokias į metus ir jų laukti ir perdegt gal kartais ir neturėti jokių tokių startų, kuriuose tu kaip ir repeticijas tokias generalinės pasidarytum. Tai mes turim tuos startus ir tikrai čia nebus dabar vienas Singapūras ir tą visą pusmetinę nestartuosim. Tai bus tų varžybų, bet tiesiog išsirenki labiau prioritetus. Aišku, norėtųsi ir universiadą nuvažiuoti, bet kažkaip reikia gal arba bandyti derinti, arba tiesiog taip palikti tą prioritetą numerį 1 yra pasaulio čempionatą ir tiesiog jam daugiau kreipdėmėsi, nes vis tiek, tu negalėsi visur suspėti, visur sustartuoti. Arba galės. Reikia pasitart su treneriais ir pasižiūrėti. Aš laikysiu čiūrus. Aš tai irgi norėčiau ir ten, aišku, būtų fainiausia kaip universiada, pasaulio čempionatas ir tada tiesiai, nes kaip tik Azijoje buvo tiek pasaulio, tiek universiada, tai faina, čia nuskrendi, sustartuoja iškart vienas po kito ir laisvas, o čia taip Europą ir paskui važiuoji į pasaulio čempionatą, kur ten porą dienų skirtumas, tai kažkaip taip sudėtinga. Užimta dienotvarkė. Turi kokį nors hobių be sporto? Lemą vakar nuėjau į keramikos akademiją, ši visai patiko, bet... Atrandi, bet laiko norėjau paklausti. Jo, tai gal pradinėse klasėse vieną kartą ir te buvau, bet kažkaip draugė pakvietė ir mes kartu nuėjom ir galvoju, lemą, kaip faina tiesiog atsiriboti nuo visų minčių ir tu lipdai ten savo padelį ar kažką tokio, bet... O šiaip tai laisvų laiku namie skaitau knygas, studijos, aišku, labai daug laiko užima, tai čia jau ne... Kotryna, sorry, bet studijos neįeina į hobius. Čia mano hobis dabar, plaukimas ir studijos, tai jau šiaip vien plaukiant atrodo mažai to laisvo laiko, o dabar tos studijos tai tikrai suvalgo laiko ir aš tengiuosi gal tai laikyti kaip hobį labiau tas studijas. Šiaip taip labai gerai, nes jeigu paverstum tai darbo, tai galėtų greit atsibosti. Ne, išpradėsiu tiesiog. Taip. Aš kadangi pati buvau studentė sportininkė, žinau, kad gal dabar ir neatsakysi. Bet aš turėjau nemažai blatų universitete. Nežinau, ar čia galima gal taip labai viešai, bet tikrai turėdavo, kur galėtų būti biški praslyst, ar ten biški pasišypsot, pasakyti, kad čia aš iš varžybų grįžau. Aš neturėjau tokių pasakymų kaip tu, bet sugebėdavau praslyst. O tu turi kokių nors blatų universitete? Mes kartais būnam mylimukai tam tikrų dėstytojų, tai jie šiek tiek gal kažką palengvina, tarkim, dažniausiai aš vėluodavau su atsiskaitimais ir man gal šiek tiek duodavo mažiau atsiskaityti vien dėl to aukšto meistriškumo ir gal tas toks labai fainai, jog žinai, kad kiti daugiau darbų darė nei tu, tai gal tas, bet taip praslysti gal... Nesijauti dėl to blogai, ne? Ne,
Na, ta prasme, aišku, faina daryti biški mažiau darbų, bet aš visada stengiuosi pati viską padaryti, ta prasme, nėra, kad aš ten kažkaip mazinčiau. Žinai, būna tie grupiniai darbai, kur tu keturiese turi kažką padaryti ir ten kokios nors varžybos ar kas nors, ir tada tie 3 kiti lėkiai iš mano grupės padarydavo darbą ir aš tokia ateidavau į pristatymą ir tai va prastovėdavau visą laiką ir po to dėkodavau jiems ir aš kaip nors atsiskaitysiu ir aš greičiausiai neatsiskaitydavau, bet labai fainai, kad jie va taip draugiškai, kad ne tik dėstytojai ten kažkokį va tokį praslydimą leisdavo padaryti, bet net kai kurie grupiokai. Aš šiaip su grupiokais, va kai mokiausi nuotoliu, tai aš nelabai turėjau kontakto su jais. Noriu įsiterpti, aš vieną žmogų, kuris tai universitetą prasilenkė, va dabar nesnei prieš kelias dienas kalbinau, apie tave labai gražiai atsiliepė, sakė, kad tu esi pleputė ir labai faina. Kas? Negaliu išduoti. Bet dabar iš mano grupės va šiais. Ne, man atrodo, kad ne iš tavo grupės. Bet šiaip vaikinas, tiesiog va taip apie tave atsiliepia. Nes šiais metais aš esu tokia labai gera studentė ir manęs net kursiokai visi klausia, kaip čia ką padaryti, čia kur ką per paskaitą sakė, tai tikrai labai faina, smagu ir šį pusmetį baigiau su 10-ukais visus. Tai taip labai džiaugiuosi palyginus, tai tai labai faina, kad apie mane gerai atsišaukė. Taip, tai sakau, bet fainai, nes aš galvoju, gal žinai, pas mus ten atsimenu ateidavo į srautinę paskaitą Eimantas Stanionis, jis ten ką tik laimėjęs, ten Europos ar pasaulio kažkokį, žinai, čempionatą ir mes ten auditorijai visi atsistojam, paplojam, žinai, ir tu žiūri jį kaip į tokį, truputį aukščiau. Tai labai fainai, žinai, išgirst, kad tu va ten taip įsiliejus, kad va tokia, žinai, ir plepi, kad nesi tokia... Aš įsiliejau tik paskutinius metus ir tai pas mane pasikeitė grupė, nes kadangi akademinės pasiėmiau, tai visi kursiokai pasikeitė, reikėjo automatiškai susipažinti su visais, o tuos 3 metus tai labiau nuotoliu, tai nelabai bendrauji, nelabai matai tos kursiokus. Šiaip čia, man atrodo, tas nuotolis tai toks, taip. Aišku, faina, geriau nei nieko, bet aišku, būtų smagu Vilniuje turėti tas studijas, tarsi ne paskaitas, tai tikrai būtų lengviau suderinti tos 3 metus, kuriuos gyvenau, bet dabar šie metai Kaune. Nieko, po to dar pasimsi magistrą, dar porą ir taip. Aš šiaip turėjau mintį, nėra planuose, bet mintis tokia buvo gal, bet galvoju, ne, pradžiai reikia bakalauro pasibaigti, o paskui galvoti apie magistrą. Taip, bet jeigu patinka mokytis, tai manau, kad varys ir toliau. Reikia pagalvoti, bet manau ne. Manau, ne. Aš jau geriau vaikščiosiu kokius seminarus, labiau apie tikrai, kur grinai apie plaukimą mokyčiaus ir gilinčiau savo žinias. Tai manau, ten... Tik su tuo nori sėta, ne? Jo, tai ten to, kur tyrimukas daryti, tai nemanau jau. Tik kai pabaigsi studijas, dar nepradėsi dirbti, kaip suprantu? Ne, tai kaip... Pabaigus karjerą planuoji? Turi planų, kada ją baigsi, ar tiesiog pajausi kažkada? Tai dar vieną olimpiadą tai tikrai planuoju, o dar sekantį olimpiadą, tai man jau bus, manos, 30, kiek skaičiavau. Tai pažiūrėsim, kaip psichologiškai ir fiziškai trauksiu. Tai čia labai sunku kažkaip prognozuoti nes tiesiog gali tau rytoj kažkas atsitikti, tiek depresija, tiek trauma, tiek, žinai, ir viskas. Tai jo. Bet visko pasitaiko, tai... Ne, tai taip, bet žinoma, tai, žodžiu, aš treniruotės galėsiu pradėti maždaug už 10 metų pas tave. Ne, tai aš pabaigsiu mokslus ir jau galiu dirbti. Nes aš tik dėl to klausiu. Tai jeigu porą asmeninių pasimčiau, tai čia nieko bus. Gerai. Dabar mes turėsime tokį intarpą ir turėsime žaidimą. Aš taip ir galvojau. Reikės aplink šitą stalą, tu pradėsi ten, aš pradėsiu čia, aš tave gaudysiu. Jokauju. Toks bus žaidimas, reiks likti ant kėdžių. Bet žodžiu, toje universiadoje, kur 23 metais buvai, su tavimi keliavo dar nemažai sportininkų. Aš tau išvardinsiu 10 jų, tau reikės atspėti, kokios sporto šakos jie yra atstovai. Jeigu tai būtų lengvoji atletika, tai dar prašysiu įvardinti ir tą šaką jau konkrečią. Ir turim hintą, kuris, manyčiau, tau labai pagelbės. Tarp šių žmonių nebus nei vieno plaukiko. Taip ir žinojau, kad tai bus. Pabandykim. Martyna Kazlauskaitė. Irkluotoja. Jas, 1 iš 1. Nojus Mineikis.
gal 5, neįsivaizduoju. Ne. Krepšinis. Augustas Šlyteris. Blema, krepšininkų tai nepažįstu. Čia ne krepšininkas. Jo, bet šiaip labai pasakiau. Blema, neįsivaizduoju, žinok. Dziudo. Kristupas Žemaitis. Žinau tik plaukikus. Gerai. Jis irgi yra krepšininkas, tai gerai, bet susipažinsim. Blema, tikrai tiek daug krepšininkų, aš šiaip mačiau, su kai kuriuo susipažinau, bet jų tiesiog tiek daug ir man jie vos ne vienodi visą būriais vaikšto. Tai... Žinai, kai komandinė sporto šaka, normalu turbūt, kad kartu visur eina. Aš iš komandinės, tai toks, žinai, kur dažnai tu taip ir būni. Taip. Čia netgi šiaip visai įdomus toks faktas, kad turbūt galima ir iš tiesų iš dalies susijęti su sportu, bet vaikai, kurie yra vienturčiai, jie daug lengviau užmesga ryšius su aplinkiniai žmonėms, jie daug lengviau susibendrauja, jiems yra daug lengviau socializuotis negu žmonėms, kurie turi brolių ar sesių, todėl kad jie visą laiką turi kažką šalia savęs. Tai aš manyčiau, gal panašiai ir su sportininkais, kai tu išvažiuoji su komanda kažkur, tai tu su ta komanda ir būni. Tai jeigu tu esi plaukikas ar ten, aš žinau, kur vienas esi lengvaatletis, tai tu eini kažkur ir visą laiką turbūt bandai susirasti ryšį ar susidraugauti. Jo, gali būti šiai, bet nežinau, dėl to vienturčio... Gal kažkaip. Čia nebūtinai labai tiesa, bet taip esu girdėjus. Gali būti, jo. Gerai, tai Augustas Šlyteris yra dziudo. Tuomet yra Edgaras Benkunskas. Čia ne meras. Jo, aš žinau. Palaisai, ne trišalė, tuoj palauk. Aš žinau jį, bet dabar pamiršau. Jis lengvaatletis, bet dabar galvoju... Turėjau 2 tašką beveik. Daug visko daro. Ja, daug visko daro? Tai gal tada jis gal bėga, meta ir šoka? Nežinau. Ir dar 7 dalykus daro. 10kovė. Ai, 10kovė. Geras, okei. Tai aš šiaip nesu labai lengvoju, kaip pasakyti, baigiau sporto studijas, turėjau pabaigti kryptį, bet negalėčiau išvardinti 5, 10, ką jie ten konkrečiai daro. 10, tai čia yra bėga. Tai va šitų neišvardinčiau. Aš kiek susirinkčiau, bet blema 10, tai... O tai kaip tada ir visus tos 10? Ir per kelias dienas jau varžybos būna ir jie ten prasme, būna monstrai. Jo. Gerai, tada dar vienas. Vitalijus Kozys. O Dieve. Ir gal krepšininkas. Taip, 3, valio. Daugiau krepšininkų nebebus. Gintarė Tirevičiūtė. Spėjo irgi lengvaatletė. Taip. Bet nežinau. Šuolis į aukštį. Okay. Aida Vasiliauskaitė. Žinau, dziudo. Valio. Povilas Stankūnas. Blema, labai girdėt. Palauk. Paguglinti. Ne, girdėtas labai, bet dabar galvoju. Bet jeigu, sakai, krepšinio daugiau nebebus. Žiauriai girdėta, bet dabar bandau prisiminti, kaip atrodo tas žmogus, nes tada iš karto man... Šiaip galėjom šitą rubriką padaryti su nuotraukom iš tikrųjų. Ai, ir klotas? Gerai. Ir... Lema, sakau, man tas yra, man kai būna pasako vardą pavardę, aš visų pirma nueinu, kaip atrodo tas žmogus ir tada mano asociacija, ką jis veikia. Tai vaizdinę atmintį turi labiau, ar ne? Mane, kaip pasako, ir aš taip galvoju... Bet žinai, tada reikėtų, jeigu tokį žaidimą dar darytume su vaizdais, tai reiktų ne iš varžybų nuotraukos būtinai, nes būtų jau tada tu easy, taip, iš vakarėlių išrinktas. Ir pačiame gale turime tokią sportininkę, kurios aš net nenorėjau dėti šį sąrašą, nes man atrodo, kad nutipo labai per lengva. Diana Zagainova. Ai, trišalininkė. Taip. Tai žinau. Tai čia jau turbūt, kaip pasakyti, visai garsi labai sportininkė, normalu, kad ją žinome. Aš tai dar labai norėčiau, kad tu papasakotum kokį nors, išsirinktum iš savo minčių, va dabar kokį šaunį galą patį, kokį nors linksmiausią įvykį, kuris tau yra nutikęs su studentų sportu. Ar tai Lietuvoje, ar tai universiadoj, tokio, kur žinai, kur spaudoj galim paskaityti, kad čia Kotryna laimėjo 3 medalius, valio, ten iškojo olimpinį normatyvą, pagerino Lietuvos rekordą, bet tokio, ko neparašytų, va spauda ir ką mes galėtume. Bet čia labiau su sporto, ar nebūtinai.
gal kur nors, nežinau, nukritai, išsiteškiai ten, ar ką nors sulaužiai netyčiom, ar, kas nors, vat, kas būtų nutikę tokio, kur... Aš dabar apie kuprinę prisiminiau. Kokią? Pala, dabar galvoju, ar ne su jumis čia buvo, gal ne su jumis. Kažkaip lėktuvė susikeitė kuprinėm. Jo? Bet ne mano buvo, Eglės buvo. Žodžiu, mes išlipam iš lėktuvo ir kažkaip Eglė sako, blema, ne mano kuprinė, žinai. Kažkaip gal susimaišė, aš neįsivaizduoju. Ir mes paskiau kažkur per visą oro uostą ten vaikščiam tos kuprinės, ieškojom, nes man rodos, bet ar pasą turėt ar neturėt su savim? Aš turėjau. Ai, tai va, bent jau tas. O tas žmogus, manos, ir kupriniai buvo palikęs, manos, ar bilietą, ar pasą. Kažką. Ai, ir bilietą, ir pasą. Aš galvoju, kad šiek filmuose. Ir žodžiu, ir tiesiog mes ten kažkur ieškojom, bet mes skridom į priekį ir atgal. Ir mes pavargę, buvom pavaržybų, atsimenu, ir mes tiesiog ten ir dar kartu kažkaip vaikščiojom ir dar ten, dabar galvoju, ar Stambulo gal oro uostas buvo, kur labai didelis. Ir tiesiog mes ten vaikščiojom, pradžiai ieškojom ten tų savo vartų, kur ten praeiti visas patikras darinai su tuo ne savo kuprinio to žmogaus ieškojom, dar, žinai, žiūrėjom tą nuotrauką, kaip jis atrodo, tada ieškojom, vaikščiojom. Blema, ten toks irgi juokingas, sabar paskui. Bet tai esmė, kad jis nepastebėjo, kad jis pasiėmė ne savo. Jo, jisai iš lėktuvų išlipinėdavęs pasiėmė ne savo kuprinę. Bet jos buvo identiškos? Juodos, tai vyrui turbūt kaip ir identiškos jau. Jo, žodžiu, bet neatsimenu, kaip paskiau radom. Paskiau jisai atėjo ir mes jį pačiupom. Bet atėjo prie mūsų? Ne, prie savo vartų. Jūs turėjote jo bilietą ir nuėjot prie jo vartų. Jo, manos kažkaip mes prie jo vartų. Ir mes, manos, visi kartu ir ėjom. Geras. Tai toks gal vienintelis, nežinau, dabar šovėsi galva, fainas įvykis su universiada. Eglė gal bus, man tai taip juokinga. Paskui blema pavargau jau. Ieškoti to žmogaus, bet jo, tai fan, nes niekada nebuvo mano. Čia yra visai linksma istorija, kai viskas vyksta po varžybų ir ne su tavo konkrečiai kuprinė. Nes jeigu vyktų su tavo kuprinė, jeigu būtų prieš ir su mano, tada jau viso gero varžyboms. Mums taip trenerė visai, kad atsimenu, skydavo, žinai, ten pasą su savim, tai ten kortelę į lagaminą, grini čia, tai tada grini ir ten, kad tu patu išmėtytum savo daiktus po kelias vietas iš dalies, tokios nelaimės atveju ir visą gyvenimą, kai važiuodami į varžybas ar kažkur tolėliau, varžybiniai marškinėliai privalėdavo būti su tavim kupriniai. Tai mes irgi kostiumus, plaukimo akinukus, kepurėlės, po vieną egzempliorių su savim visada veždavomės, nes jeigu netyčia dingtų bagažas ir tau startas čia tuo ir tu neturi su kuo plaukti. Bet aišku, nebuvo. O galėtum varyti be kepurėlės ir be akinių? Kažkaip susirinktume iš kažko, tai tikrai, bet vis tiek, jeigu aukšto lygio varžybos, tai tikrai pasiemam visada. Arba su atskiro maudymke. Arba iškart važiuoju su maudymke. Gerai. Ir pabaigai mes turėsime Q&A. Klausimai, atsakymai. Tie klausimai yra ne nuo manęs, o nuo žmonių, kuriuos tu greičiausiai žinosi. Taip, prasme, jau sugalvojo. Jo, čia tau yra atsiusti klausimai. O Jėzau, jau kaip pasirašta. Ačiū. Tai pradėsime. Tai ačiū žmonėm. Ačiū žmonėm. Kurie sugalvoja. Taip. Ir ačiū komandai, kuri padeda viską sudėlioti į vietas. Pradėsime nuo Agnės Šeleikaitės. Agnė klausia, ar svarstai apie dvigubą karjerą, ar dirbti planuoji pradėti tik baigusi plaukimo karjerą? Tai jau prieš tai sakėm, kad pradžiai, kol einasi sportas, tai tikrai dar neplanuoju dirbti trenerę, bet jau paskiau matysiu, gal su plaukimo šiek tiek, ta prasme, ramiau bus. O šiaip trenerė, kodėl šiaip norėtum būti trenerė? Nežinau, aš kažkaip nuo pat mažens planavau, galvojau, ką čia veikti ateityje, bet man tiesiog vienintelis variantas atėjo būti plaukimo trenerė. Ar nori likti su plaukimu toliau? Aš noriu toliau likti su plaukimu ir noriu perteikti vaikams tiek savo patirtį, tiek savo žinias ir juos vesti tuo sportiniu keliu. Tai kažkaip... O norėtum treniruoti visai nuo nulio, mažiukus? Taip, pradžiai jo, o paskiau tai norėčiau irgi su sporto mokyklom. Bet aišku, žiūrėsiu, kaip seksis, bet visada pradžia tai nuo nulio eina. Su mažiukais trensiuos. Bet fainai. Daug kantrybės reikės, bet jo, tikrai jos galės ir paniurkyti. Kantrybės kitiems visą laiką yra daugiau nei pačiam savo. Aš iš patirties su vaikais yra
tikrai pats smagiausias. Na, aš kai nedirbu su vaikais, tai man taip sunku ir atsakyti, bet jo reikės. Jie labai labai daug duoda, tas yra... Nu ir neklauso, nu tarp nekantrybės daug reikia, nes... Taip, bet tuo pačiu jie labai daug atiduoda tos tokios šilumos, to tokio vaikiško gerumo. Ne visi gal vaikai geri yra, tai... Jo, šiaip yra labai privalumas, jeigu gali pasirinkti, kad treniruoti. Nu nebent. Tai va tada šis puiku. Eglė Žibinskaitė tavęs klausia. Sūrio pyragas ar suši burgeris? Ir be kokio patiekalo tu negalėtum gyventi? Man pasakė mano 2 mėgstamiausius patiekalus. Atradau... Kas iš vis yra suši burgeris? Aš šiaip žiauriai myliu sušius, bet vienam restorane atradau tokį kaip suši burgerį. Nu, ta prasme, kaip burgeris, bet ten tiesiog suši ryžiai, ten lašiša, krevetės, avokadas. Tai tiesiog visada... O čia Kaune? Jo. Ui, aš norėsiu kontaktų. Tai pasakysiu paskiau, tai jo vienintelė vieta yra, bent jau kiek aš mačiau. Ir aš tiesiog paragavau ir tiesiog taip skanu buvo, tai dažniausiai aš susakau. Bet tik pertrauksiu, tu turi išsirinkti vieną. Aš esu gal labiau smaližė, tai gal ir rinksiu sūrio pyragą, bet žiūrint dar koks sūrio pyragas. Nu, tai taip, yra ten jau salted caramel visokių ir panašiai. O be kokio patiekalo negalėtum gyventi? Ką kasdien? Yra ką kasdien valgy, ko kasdien nori? Blema, jau čia irgi be tų pačių sušių. Nes jo, labiau jų man norisi, nei ten kokį picų makaronų ar burgerį. Nu, suši burgeris, tai va, gal be šito. Geras. Gerai. Aida Vasiliauskaitė tavęs klausia. Pažįsti, taip? Atspėjai netgi, jo, kas jinai tokia. Gerai. Kuo ruošiesi užsimti, kai baigsi profesionalios sportininkės karjerą, kokie planai? Tu minėjai, kad tu būsi trenerė. Aš noriu būti trenerė. Bet tai yra vienintelis dalykas, gal, pavyzdžiui, turi dar kokiu nors, nežinau, dar kažkokių norų. Pavyzdžiui, aš visai neseniai supratau, kad irgi treniravau, sportavau, tada pradėjau treniruoti, vienu metu tą dariau labai ilgą laiką, dabar likau tik treniruoti, bet man taip susišvita, aš pradėjau siūt. Jo, aš irgi galvoju, kažkas gal šalia su kūryba, bet dar nežinau. Tai su keramika kažkas? Ne, nebūtinai, tai kūrybos yra daug, bet aš manau, vien trenerė, tai bus labai nuobodu, bet gal kažką per tuos visus metus gal pabandysiu atrasti, gal šalia turės tokią kūrybą, labiau kaip atsipalaidavimo, savęs, laiko savo skirimą, bet nežinau dar, nesu atradus. O norėtum kokį nors sportą kitą dar išbandyti? Pavyzdžiui, kad ir mėgėjiškai. Žudien, tarkim, dabar labai populiaru, tas pats padelis. Jo, tai vasarą aš esu žaidus tiek padelį, tiek tenisą, tiek šitą ant lentos plaukti. Tai nežinau, aš kažkaip nesu labai stipri tose srityse, nes... Aišku, gal daugiau laiko reikia tam skirti, bet kažkaip man tiesiog plaukimas yra labiau prie širdies, aš ten esu, aš ten moku, bet aišku, gal ir išbandysiu, tai gal užsikabinsiu, labai sunku sakyti, nes tiesiog tiek laiko esu atidavęs plaukimui, kad kitos sporto šakas nėra taip įdomios ir gal nėra tikslo į ten įsigilinti, nes vis tiek tai yra trumpalaikis. Ta prasme, jeigu vasarą pradėčiau žaisti padelį... Bet tavo sporto šaka, tai jinai nėra žaidimas, ane? Tai jinai, aš, kaip pasakyti, neneigiu nei kad įdomi, nei kad neįdomi, ta prasme, čia kiekvieno pasirinkimas, bet žaidimas, jis visada yra įdomus. Tarkim, nežinau, bet koks futbolas, krepšinis, tinklinis, padelis. Jo, tenisas. Bet man norisi tą žaidimą gerai daryti, aš nenoriu ateiti ir belę kažką. Negali for fun, ne? Nori, jeigu kažką darai, aš noriu gerai mokėti ir tada tiesiog reikia skirti daugiau laiko, kad išmokti. Taip. Tai jo, bet tas, tarkim, koks konkurencingumas, kur yra plaukime, tarkim, kitose sporto šakose jau nėra, nes aš matyt ant tiek atiduodu plaukime tą visą konkurencingumą ir to siekimą laimėti, kur man kitose sporto šakose aš tiesiog ateinu ir man jau ta pati veikla, nesvarbu kaip aš ją ten bedarau, man yra tiesiog for fun ir laiko leidimas. Tai aš jau ten nebevaržausi su kažko ten, kas geriau ir panašiai. Tai... Supratau. Nes aš, pavyzdžiui, iš savo patirties, aš galiu, nežinau, man pirmą kartą stovėti kortą, jeigu tai yra žaidimas, aš turiu vieną tikslą, aš turiu laimėti. Ir aš negaliu išjungti, aš galiu nemokėti, bet aš ten viską darysiu, kažkaip versiuos per galvą, griūsiu, bėgsiu, bet... Va čia nuo žmogaus priklauso, man. Jo, bet,
Nu jo, gal Man tai irgi vat- atsipalaidavimas, tiesiog aš kažkaip nėra tikslo laimėti, bet sakau, čia yra žmonės, kurie visada visur nori, ta prasme, varžytis ir laimėti. Tai va, čia aš kur Tai net vat. ten kokį aliją su vaikais žaisdama. blemba, geras. Ten suvaryti juos greičiau, taip. Tuomet Andrius Šidlauskas tavęs klausė, koks buvo pats brangiausias tavo pirkinys ir labiausiai gailėjais po to? Tai, nu, vat, už ką tu daugiausiai susimokėjai ir po to, vat, gailėjais įsigijus. Iš čia gal net kokį paslėptą tavo atsintą klausimą, ne? Blemba, dabar galvoju. Man atrodo, nu, dabar ateina į galvą, buvom su draugė Dubajuje ir tokį kažkokį nuėjome į Dior beachą ir ten mes pietavom ir ten buvo patieklas, man rodos, už 60 eurų. Kažkokio kai koldūno tipo patiekalas, kažkas tokio, bet ten labiau fancy. Ir aš atsimenu, blemba, taip norėjau jų ir man tiesiog atneša ir aš taip žiūriu, su draugė žiūrim. Nu, tikrai neverta buvo 60 eurų, tai va tas, nu ir suvalgiau ir taip. Jo, toks, žinai, kur kitą kartą tai tikrai neimsi. Tai gal tas toks atėjo į galvą. Gerai. Tuomet Samanta Golubitskaitė klausė, kaip prisiversti mokytis, kai esi pavargusi po treniruočių? Ar tau taip nebūna? Būna. Labai dažnai. Kaip prisiversti? Aišku, būna dienų, kai labai pavargęs, nenori, nu ir būna, kad nepadarai ten kokiai kitai dienai nusikeli, bet aš kažkaip stengiuosi, aišku, man ne visada tai pavyksta, bet tiesiog užsispiri ir eini darai. Nu, nesvarbu, pavargęs, nepavargęs ir eini, sėdi darai, nes, tarkim, yra kažkoks deadline'as. Nu, bet jau kai deadline'as, tai jau čia... Deadline'as yra pati geriausia motyvacija. Jo, man va tas, va, kai jau yra deadline'as, jau viskas. Bet tikrai būna, kad tai vis tempi. Bet jo, jau kai suvokiu, jog yra deadline'as, tiesiog sėdi ir darai, jau nebesvarbu. Ten pavargęs, nepavargęs, nori, nenori, tai va gal tokie labiau. Bet tiesiog... Gal reikia pačiai save prisiversti, arba jau jeigu tikrai negali, tai nusikeli kitai dienai. O būna, kad treniruotę nusikeli kitai dienai? Nu, va, tarkim, gal ir Dieve. buvo kažkada, taip, esu pavargus, nenoriu šiandien. Būna taip? Blema, nebent kaip nelabai gerai jautiesi, tai tada... Nu, dėl sveikatos, taip. Jo. Bet šiaip iš norų... Esu gal salę praleidusi, grinai, nes buvo deadline'as ir dariau tokį vieną atsiskaitomą į darbą ir parašiau, kad va, negaliu, nes man reikia čia daryti darbą. Nu, būna tokių, bet šiaip vis tiek stengiasi būti sąžiningas ir nepraleisti. O tu turi kokį nors vadybininką, va, pavyzdžiui, kas už tave viskas dėlioja, ar tu, pavyzdžiui, sprendi visus savo reikalus pati? Pati su pagalba. Kaip ir turiu, ne vadybininką, bet žmogų, kuris konsultuoja. Nu, agentą vadinamą. Ne, tokį kaip ir neturiu, bet šiaip gal mąstau ateityje. Turbūt būtų lengviau, ne, kad tavo jo. Sudėliotų, ten, nežinau, visą kalendorių, ar ten susitikimus, ar kažką, ar ne? Tai neturiu aš jau tiek daug, kad ten, žinai, kad jau taip dėlioti. Bet žinai, galbūt jeigu turėtum agentą, galbūt jų ir, nu, padaugėtų, kaip turiu omeny, žinai, tave padėtų išpopuliarinti ten. Nu, va čia, man nežinau, pirma mintis šovis gal yra Danas. Jo, bet aš vis tiek šiais metais labiau į plaukimą ir mokslus orientuojasi, tai man būtų labai sunku dar kažkokia papildoma veikla. Tikrai yra tos veiklos, bet gal į ją aš galėčiau labiau, taip kaip sakoma, įplaukti, kai pasibaigsiu mokslus ir kai jau pradėsiu gal tokius rimtesnius laimėjimus laimėti ir tada... Nes kol kas tokie... Nu, pas mane vis tiek pradžiai tas populiarumas ateina per pasiekimus, o ne per sociotinklus, mano manimu. Taip, jo, taip, tai sutinku. Labai sunku išpopuliarėti, jeigu tu nieko nelaimi. Tai, nu, ką tu ten nebent... Ir dėko to populiarumo gali ir toliau kažkaip plėsti. Jo, bet iš dalies yra žiauriai svarbu pagauti tą bangą, nu ir nepaleis, nes aš galvočiau, kad sportininkui gali labai padėti ir prie paties pragyvenimo, žinai, tai išnaudoti tą savo pasiekimų turėjimą, populiarumą, paversti tai, žinai, nauda.
net nebūtinai, žinai, čia, kad nenorėčiau, kad savanaudiškai tas nuskambėtų, bet tai gali padėti pragyventi ir rėmėjų paieškoms ar dar kažkam. Jo, ateityje tikrai reikės ir tam reikia ir noro, ir laiko daugiau, ir tokio ryžto. Nes vis tiek mes tokie labiau plaukiam ir čia dar kažkokiam veiklom dar užsimti, toks, bet jo, reikės. Supratau. Tai gerai, labai dėkoju tau už pokalbį. Ačiū tau. Labai ačiū, kad atėjai. Labai fainas, kaip čia dabar pavadinti, ateina angliškai žodis, bet lietuviškai neateina. Žinai, kaip būna, sako, interviuverė, ar kaip tam dabar, ne pašnekovė, ar ne pašnekovė? Pašnekovė, mes abidvi dabar esame pašnekovė. Bet vis tiek tu klausi manęs, užstrigo tas žodis tiesiog, galvoju. Nu gerai, labai tiesiog fainas. Ačiū labai. Tu irgi labai fain. Labai džiaugiuosi, kad pirmą tokį svečią turėjom, kur lengva kalbėtis ir tikiuosi, kad kiti ateinantys čia pas mus studentai, sportininkai lygiai taip pat šiltai ir mielai kalbėsis. Šiaip manau, kad visi sportininkai yra tokie, tai reikia juos mokėti prakalbinti. Yra toks stereotipas. Ir šiaip yra stereotipų labai daug apie sportininkus, kad jie ten ir dundukai, ir kad, visokių yra, tai normalu. Bet mano manimu, nežinau, aš kiek sutikau, man dauguma yra normalūs. Tikrai. Visokių būna ir negalime peikti tuos, kurie gal yra ir dundukai. Kiekvienas mes esam, kiekvienas stengiamės būti kuo geresni, bet nereikia ir peikti, jog esi kažkur blogesnis. Tai, ne, tai taip, bet turiu omeny, kad tas stereotipas apie sportininkus yra kažkoks susiformavęs, kad tu čia, nežinau, nebūsi mokslininkas, jeigu esi sportininkas, tu laisviausiai gali ir tą padaryti. Tai tas, fainai. Tai tikiuosi, sulaužysim tą stereotipą. Taip, tai dėl to turim tokią tinklalaidę, kur ir kalbam ir apie studijas, ir apie sportą, kad ir mūsų kiečiausi šalies sportininkai yra studentai ir sieja savo gyvenimą su mokslu ir svajoja dirbti pagal specialybę, kas yra labai puiku, nes didžioji dalis žmonių nedirba pagal savo specialybę. Tai ačiū tau labai. Pasibaigiančiai laidai norėtume pasakyti, kad sausio 13-23 dienomis vyks pasaulio studentų žiemos žaidynės. Jos vyks Turine, Italijoje. Ir juose dalyvaus Lietuvos studentai sportininkai, kuriuos norėtume, kad palaikytumėt per mūsų Instagram paskyrą ir šiaip galbūt jų asmeninės paskyras, tai Lietuvą atstovaus Medeinė Povilavičiūtė, Lietuvos sporto universiteto atstovė akrobatinėme slidinėjime, Emilija Tomoševičiūtė, Vilniaus universitetas, Algirdas Dienys, irgi iš Vilniaus universiteto, jie atstovaus orientavimosi sportą slidėmis. Labai šiaip įdomios sporto šakos, aš nesu jų netgi gyvai stebėjus, būtų labai įdomu surasti kur nors. Ir dar viena atletė, tai yra Jogailė Aglinskytė iš Vytauto Didžiojo universiteto, jie atstovaus Lietuvą dailiajame čiuožime. Tai kviečiame palaikyti Lietuvos studentų sportą ir šios laidos gale norėčiau paprašyti jūsų komentaruose, parašyti atsiliepimą, galbūt užduoti klausimus ir žinoma, jeigu patinka, tai paspausti like. Ačiū, iki.